naikintuvai nebuvo išsiųsti. Visi žino, kad jie buvo išsiųsti iš Langley po 9:30, taigi jie negalėjo to paneigti. Tada jie pasakė, jūs nusintėt naikintuvus paskui 11 reiso Fantomą. Taigi nauja istorija yra ta, kad operatorius Bostone po to, kai 11 reisas sudužo į pasaulinės prekybos centrą, tas operatorius labai susipainiojo ir pasakė, o ne, 11 reisas nesudužo pasaulinės prekybos pastatą, jis vis dar ore ir skrenda link Vašingtono. Taigi jūs kariuomenė ir generolė Arnoldai, ką jūs iš tikrųjų padarėt, tai nusintėt naikintuvus perskait Fantominio reiso numeris 11, lėktuvo, kuris neegzistavo, lėktuvo vaiduoklio. Ir kodėl jūs to nepasakėt 2003-aisiais? Ir Arnoldas sako, o, aš neprisimenu. Ar jūs galite tai įsivaizduoti? Tai galbūt būtų pats nemaloniausias momentas jo gyvenime, kad pagaliau vieną sykį jis nusintė naikintuvus rugsėjo 11 ir jie perskėjo neegzistuojantį lėktuvą. Jis būtų toks piktas ant FAA, nes jie nusintė jį ganyti laukinių žąsų, kur nebuvo jokio lėktuvo. Ir žinot, visi tie žmonės buvo nužudyti. Ir jis užmiršo. Žinot, ši nauja istorija peržengė bet kokias tikėjimo ribas. Ir kaipgi rugsėjo 11-osios komisija išsiaiškino, kodėl generolas Arnoldas sakė neteisingą istoriją. Ir ne tik generolas Arnoldas, kiti žmonės, faktiškai visa kariuomenė, nes visi turėjo žinoti, jei ta istorija buvo neteisinga, tiksliau, kad buvo neteisinga. Taigi visi esantis Pentagone taipogi melavo, visi Bush administracijoje, ir tai yra milžiniškas melas su daugeliu žmonių įveltų į tai, jei tai buvo melas. Taigi savo knygoje per rugsėjo 11 komisijos ataskaitą aš paklausiau šio klausimo, sakau, visi komisijos nariai tvirtino, kad Arnoldo liudijimas buvo neteisingas. Bet tai reikštų, kad arba jis susipainiojo praėjus vos keliom dienom po rugsėjo 11, arba jis melavo. Bet sunku patikėti, kad jis galėjo taip apsirikti praėjus vos keliom dienom po rugsėjo 11, vadinasi jis melavo. Bet jie neiškėlė šio klausimo, tačiau neperseniai tai padarė. Taigi, tame pačiam straipsnio Vanity Fair'e, kurie naudojas Michaelu Broneriu, kad pasinaudoti. Michaelas Broneris atsitiktinai buvo vienas iš United 93 producerių. Jie sako, na, jis tikriausiai melavo, kadangi jis klausėsi Norad juostų 3 metais, beveik prieš pat duodant paliudijimą. Taigi, jei jis būtų užmiršęs apie Fantominį reisą 11 ir kad jų neinformavo apie 77 reisą, tai tas būtų išjudinę jo atmintį. Ir nepaisant to, jis vis tik atėjo ir pasakė seną istoriją. Ir dabar pirmininkas Thomas Keinas ir vicepirmininkas Lee Hamiltonas parašė knygą. Jie tik neseniai pasirodė prieš savaitę, vadinasi precedento. Ir jie ten rašo apie tai ir sako, jog labai nusivylė kariuomenė. Ir jie įtarė, jog kariuomenė meluoja. Na, ar galima patikėti tuo, kad kariuomenė būtų melavusi? Nu, aišku, mes galim patikėti, kad kariuomenė meluotų. Bet ar galim patikėti, kad būtent taip meluotų? Kadangi štai kas gaunasi, sena istorija pamena tą antrą istoriją. Ten jie lygiai tiek pat kaltino ir FAA, jie informavo per vėlai, kad pusė kaltės atiteko kariuomeniai, nes kariuomenė vis dar turėjo laiko suspėti su naikintuvais, bet to nepadarė. Į nauja istorija suverčia visą kaltę FAA, nes neva jie neinformavo kariuomenės iš vis. Taigi dabar kariuomenė yra iš vis nekalta pasak naujos istorijos. Dabar jei nauja istorija būtų teisinga, ar galite įsivaizduoti, kad kariuomenė būtų melavusi sakydama seną istoriją, taip atrodytų, kad kariuomenė yra bloga, bet ne tai, kad bloga, bet tai atrodytų, kad kariuomenė išdavė JAV ir kalta dėl masinių žudynių Amerikoje. Negi tie vyrukai būtų taip sumelavę, kad apgintų mažytę vargšę FAA? Tai tiesiog nesiderina su jokia žmogiška psichologija. Ir žinoma, tikrai nesu žmoniška kariškių psichologija, kad jis sakytų tokį melą. Ir nepaisant to, tokia yra nauja istorija. Spauda perka ją. New York Times turėjo labai ilgą straipsnį, kuriame jie sumavo išvadas apie šią naują istoriją, vadovaudamėsi Vanity Fair straipsnių. Ir kaip mes sakom, prarėjo kabliuką su valu ir su švinu.
Gerai. Yra čia dar daug kitų problemų, daugybė faktų, jei norit, gali paskaityti apie juos mano knygai, kur paruojate, jog nauja istorija yra tiesiog neįmanoma. Taigi, trečiasis teiginys subirėjo, priešingai neįsakytume, jog arabai musulmonai apgudravo JAV kariuomenę. Atrodo, lyg jie tikslingai taip ilgai vėlavo, kad tik leistų lėktuvams pasiekti tikslą. Ketvirta, šie arabų musulmonai, sudaužydami lėktuvus į 2 pasaulinės prekybos pastatus, sugebėjo visiškai sugriauti 3 pastatus. Tai pagimdė dar vieną teiginį, jog šie arabai, nepaisant to, kad buvo labai protingi, nepaisant sugebėjimo apgudrauti geriausią pasaulio gynybos sistemą, jie sugebėjo apeiti dar ir daugybę elementarių fizikos dėsnių. Ir čia mes kalbėsim tik apie vidurinės mokyklos fiziką, apie Newtono fiziką. Tai labai paprasti dalykai, apie kuriuos visi kažkiek suprantam. Taigi, šis dangoraižių sugriavimas suvaidino labai svarbų vaidmenį. Nes, žinot, tas vaizdas, kai lėktuvai dūžta į pastatus, tai, ką mes visi matėm 100 kartų, bent jau Amerikoje mes matėm 100 kartų, ir paskui tie pastatai griūna. Mūsų tai privertė pasijausti pažeidžiamais, jog mūsų atakavo arabų musulmonai, ir todėl daugelis žmonių norėjo keršto. Bet kodėl sugriuvo pastatai? Pasak oficialios versijos, tai įvyko dėl to, kad buvo tiesioginis sudužimas plus gaisras. Tai liečia dangoraižius. Tačiau lėktuvai vien jų sudužimo nebuvo gana. Šie pastatai buvo labai aukšti, apie 110 aukštų. Jie žinojo, kad tai yra tikimybė, kad lėktuvas suduš juos, ir juos pastatė atsižvelgdami tai. Ir daugelis ekspertų, kurie priėmė oficialią versiją, sako, lėktuvai nebuvo pagrindinė priežastimi. Jie tik sukėlė gaisrą iš turimų degalų, tačiau smūgio poveikis nebuvo toks didelis. Galim atmesti lėktuvų poveikį, nes kalbant apie pastatą 7, tai 47 aukštų pastatas, jis sugriuvo vėliau tą popietę, jo iš vis nekliūdė lėktuvas, taigi jums nereikėjo lėktuvo. Kažkokia kita jėga padėjo sugriauti pastatus be lėktuvo pagalbos. Taigi, ko gero tai buvo gaisras. Vadinasi, mes turime teoriją apie gaisrą, kuris sugriuoja pasaulinės prekybos pastatus. Neužilgo jie mums sakė, žinot, po televizijos programos, kurie įtikinėjo, kad gaisras išlydė geležį. Bet fizikos požiūriu tai yra grynas absurdas. Kad angliavandenilinis gaisras, ir žinot, žmonės kalba apie lėktuvų kūrą kaip apie kokį stebuklą, bet tai iš esmės tik žibalas. Taigi mes kalbam apie eilinį angliavandenilinį gaisrą. Tai panašiai ugnis kaip krosnė arba kažkas panašaus kaip jūsų orkaitėje. Kai jūs kažką verdat plieninėme puode, ar jūs bijot, kad jūsų puodas išsilydys? Įprastinė angliavandenilinė ugnis neišlydo plieno. Plienas nepradeda lydytis iki 1535 laipsnių pagal Celsijų. Angliavandenilinė ugnis geriausiu atveju pasiekė 925 laipsnius, o tą dieną gaisras toli gražu nebuvo toks didelis. Žinot, rūko juodi dūmai, tai reiškia, kad nepakako deguonies, vadinasi, ugnis buvo kelius šimtus laipsnių žemesnė į tai. Vadinasi, idėja, kad plienas buvo išlydytas, jog dėl jo tvirtas skysčių būtų tiesiog paprasčiausių fizikų dėsnių pažeidimų. Kai kurie sako, žinoma, plienas neišsilydė, tačiau pakankamai kaito, kad prarastų 80% stiprumo. Bet tam reikėtų gaisro siekiančių 700 laipsnių Celsijaus. Ir vėlgi, visi požymiai rodė, jog ugnis tenais toli gražu nebuvo tokia karšta. Vienintelis pagrindas, kurį turi NIST tai yra nacionalinis standartų ir technologijų institutas. Jie dabar padarė oficialią ataskaitą. Ir jie patys pripažino, kad rado požymių, jog plienas galėjo įkaisti daugiausiai kaip 250 laipsnių pagal Celsijų. Taigi čia žymiai mažiau negu 700 laipsnių. Be to, net jei plienas ir būtų tiek įkaitas, tas vis tiek nebūtų reikšminga. Yra buvo daug didesnių gaisrų ir trukusių žymiai ilgiau. Tarp kitko, trukmė yra nulemantis faktorius, nes plienas puikus šilumos laidininkas.
If you have a steel Jei bar turite plieno and you strypą heat- ir pradedat kaitinti vieną jo